Aš dirbu Europos parlamente. Nu viešpatie, nu kokia tu žvaigždė. Jeigu moteris mes skatinam dirbti ir kuo ilgiau likti darbo rinkoje, privalome suteikti ir visas sąlygas darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimui. Taigi, norint suderinti darbą, asmeninį ir šeimos gyvenimą, nėra vieno visiems tinkamo sprendimo ir reikia ieškoti kiekvienam žmogui tinkamos pusiausvyros, siekiant patenkinti profesinius, asmeninius ir šeimos poreikius. Atsiprašau, šiek tiek galiu čia įsivaišyti, va žiūrėkit. Kai moterims nepavyksta suderinti profesinės veiklos su vaikų priežiūra, tai jos nesiryžta turėti daugiau vaikų arba nusprendžia iš viso jų neturėti. Todėl čia ir nenuostabu, kad ES išgyvena gimstamumo mažėjimo problemą. Po 100 kalakutų, reiškia, per visą puslapį. Atkreipiu dėmesį į Europos valstybių protų nutekėjimo problemą. Mes prarandam gerus specialistus. Nu va, Blinkevičiūtė, žiūrėk. Aš neturiu tokių galimybių atlikti ministro pirmininko pareigas. Netokios spalvos kelnaitės apsirengi. Kas galėtų paneigti? Man kyla visokių minčių. Niekas kits čia nekalts, mergužėlė tu pati. Ir nieko čia tokio neatsitiko. Nu pas mus dabar taip yra. Pas mus Velykos pasibaigė, prasidėjo Kalėdos. Kalėdos pasibaigė, prasidėjo Velykos. Nu, velnias. Velnias galvą nusilaužtų ir nesuprastų. Nu, su kuo man čia teks, su kuo man čia. Laikas parodys. Iš tikrųjų, laikas parodys, politinis sezonas bus labai karštas. Kaip Landsbergis veikia, taip ir atsilieps. O, vau. Jeigu taip kalbant nuo dūšios. Aš tęsiu darbą Europos parlamente. Kokio velnio?